šis kanalas, mano kanalas. Tai jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda vokti mano džiausiamis skalbinius, tada neduok dievė matuotis iki pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reikus komentaruose. Oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išpiešti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išversti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuris siauresnio požiūrio žmonėms individualiai gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Tai štai, ankstų trečiadienio rytą pagaliau prisiruošiau šiek tiek pakalbėti apie metraščio reikalus. Kągi norėjau pasakyti svarbaus, ar ką pakartot norėjau, ką akcentuoti, ką atkreipti dėmesį, kad kuriant kokį nors darinį, reiškinį, daiktą, dalyką, reikia pasirūpinti ir to kūrinio, to sukurto produkto, aišku, negeras žodis, apsauga ar sauga. Nu, čia taip kaip panašiai, sakykime, kūriamos kokios nors kompiuterinės programos ar ten Windows ar kažkas tokio. Ir yra antivirusinės programos kažkokios, kurios apsaugo nuo išorės tokių reikalų, veiksnių. Arba, tarkime, tarybiniais laikais dar mano jaunystėje teko susidurti, sakykime, yra gamykla gaminanti, konkrečiai buvo kariniai pramoniai gaminanti elektroninius dalykus. Konkrečiai mikroschemas ten, mygams ar kam. Tai tam ir buvo gaminami, sukūrė tą naikintuvą mygai ir tam ir buvo gaminami komponentai ir sudedamosios dalys irgi vietoje tų pačių kūrėjų, o ne kaip dabar, ten tarkim, kokius nusiperka Boeing lėktuvus arba savo gamybas surinkinėja kažką, bet sudedamosios dalys, valdymo ten blokai kokie nors irgi tas mikroschemas iš kitur ateina, ir įmamas iš svetimų gamintojų ir to pasiekmėj, sakykime, niekada nežinai, kada ten kam iš už kardono šaus mintis paspaust kažkokį mygtuką, vaizdžiai tariant, ir ta mikroschema atsijungs ir visas tas aparatas, konkrečiai ten lėktuvas, tas nupikirios. Tai lygiai taip pat principas yra su tuo mano siūlomu įkurti metraščių, vyrų ir moterų metraščių. Nes jeigu jau bandot jūs atskirai kiekvienas po vieną ar krūvoje kažkaip sukurt, ne sistemą, bet sukurt bendraminčių ratelį ir, kaip reiškinį tokį. Aš nevadinsiu tai kažkokiu suverenumu, to jau nuvalkėtą savoką, kurią čia pasigavę visi žurnaliukas spardo kaip netingi, bet savo tokio savarankiško gyvenimo, kuriame jūs viską apsprendžiat ir už jį patys atsakot. Jeigu jūs einat tą linkme, tai trukdžių bus įvairių, ne vien tik iš sistemos pusės, ir iš kokių nors ten pavyduolių pusės, nes pavydas Lietuvoje, tai kolonų bananiai labai įsišaknėjęs reiškinys. Tai vienas iš apsaugos mechanizmų, kaip antivirusinė kažkokia, ir yra to vyrų ir moterų metraščio įkūrimo reikalas. Nes be to metraščio, tai kaip juodosios dėžės su kokiam nors ten lėktuve ar kažkokiam kosminiam aparate. Bent jau mažiausia funkcijoje yra kaupti informaciją, faktus ir liudyti apie tai. Konkrečiai, sakykime, kol mes iki Akaši kronikų neprisikasę esam ir nemokam, neturim rakto ar nežinom kodą, kaip ten atidaryti ir paskaityti, kol kas vienintelis variantas yra palikti ant kažkokio tai nešiotojo, popierinio, ten metalinio, akmeninio iškelto tas žinias ir tuos faktus, tai konkrečiu atveju į popierinį metraštį įrašyti faktus, kad būtų galima laikui atėjus ar susiklošius tam tikroms aplinkybėms ištraukti tą informaciją ar tą žinias ir remiantis tuo paliudyti ar remtis ten įvykusių faktų surašymu, nesvarbu kokius tai ginčuose ar šiaip diskusijose. Tai vienas iš apsauginių mechanizmų visam tam
reikalui, kurį aš pavadinčiau, kaip sakiau, ne suverenumu kokiu, bet tokiu už savęs atsakymo pilnai, atsakingumo už savęs pilnai, už žodžius, už veiksmus, ir vat, už visą tą bendramintiškumą, kiek ten tokių mūsų besusirinktų. Tai nežinau, kiek iš jūsų suprantat viso šito reikalo esmę, kiek iš jūsų žengiančių tuo keliu, kaip sakant, nesisteminiu keliu, šalia sistemos, ten paraleliai, sakykime, skersai sistemos. Galbūt kai kas bandot prieš sistemą, bet prieš sistemą nepapūsit. Tiesiog nereikia eiti tuo keliu, kurį jums nutiesė sistema. Čia mano subjektyvi nuomonė. Galima eiti šalia ten peršokinėjant, retkarčiais ten kertant ir taip toliau šalia, bet nebūtina būti kartu, kaip sakant. Jeigu nesi kartu, tai nereikia įtraktuoti, kad prieš esi, kaip sakau. Ten. Jeigu tu ne su mumis, tai tu esi prieš, tai sisteminiai taip traktuoja, bet aš konkrečiai traktuoju. Jeigu aš nesu, tai nereiškia, kad aš prieš. Aš tiesiog nesu kartu, bet aš vapšiai ne prieš ir netrukdau tai sistemai vystytis. Tai kiek iš jūsų suprantat to vyrų ir moterų metraščio sukūrimo svarbą, aš nežinau, nes po mūsų gyvo susitikimo rugsėjo 16, kurią atvažiavo iki 10 galbūt žmonių ir dar 2 ar 3 vietoje ten prisijungė, tai niekas man taip ir neparašė į mano elektroninį paštą, kurį aš pastoviai čia skelbiu, su kokiu nors ten pasiūlymu ar dar kažko, tai negaliu sakyti, kad esu priverstas, bet bandau dar eilinį kartą, dar vieną dublį paleisti, pasikartoti ir pasakyti, kad šito reikalo aptarimui reikalingas atitinkamas kiekis žmonių, bent 12 vyrų, moteris neįsižeiskit, aš jau gyvo susitikimo metu aiškinau, kodėl. Ir pačios moteris dalyvavusios gyvo susitikimo metu suprato, kodėl reikalingi vyrai, o ne moteris būtent šiam reikalui. Tad gyvo susitikimo metu aptariam šiek tiek tokias gairias, numėtėm, bet kaip sakau, toliau reikalas neina, matyt, kol aš pats nepastumsiu asmeniškai, niekas iniciatyvos už mane tam reikalui nerodo. Gal porą draugų gyvų, su kuriais aš ryšio priemonėmis pasikalbu dar dėl to, kaip čia ką, kur, kaip darysim. Dabar nutikus tam, kas nutiko, aš čia truputį šiek tiek suvaržytas judesiuose ir visokius čia sužeidimus gydausi čia, nubrazdinu, tie mėlačius, kelio visokie išnarinimai ir ryšių patempimai. Tai bandau bent žodžiu krūtinti tą reikalą ir pasakyti, kad vyrai ir moteris. Šitą reikalą reikėtų pakrūtinti, nes be šito, kaip vieno iš apsaugos mechanizmų, tolimesnis ėjimas tuo keliu, tuo nepriklausomybės nuo sistemos keliu, taip pasakykime. Gaunasi kaip ir vos ne akligatvis. Mes tiesiog eisim ir atsimušim į sieną, kaktą į sieną. Kas sugebės per tą sieną perlipti, peršokti, galbūt, bet tai bus vienetai, visi kiti liksit toj kišeniai, to labirinto kišeniai uždaram, arba jūs turėsit eiti atgal. Atgal ėjimas taktiniais sumetimais kartais tikslingas, kai reikia paeiti atgal, kad apeitum tą kliūtį viską, bet šiaip tai sakau, man tai primena, baranai daužo galvą į sieną, bandydami pramušti, bet nenorėčiau, kad atsidurtumėm visi tų baranų vietai. Todėl dar sykį primenu, kad vyrų ir moterų metraščių sukūrimas yra labai svarbus reikalas, susijęs su apsaugos mechanizmu visam tam reiškiniui, kurį čia bando sumarginalizuoti visokie sisteminiai rašliavistai. Ir būtų gerai, kad atsilieptumėt, kaip sakau, parašytumėt dar kartą man į mano elektroninio pašto dėžutę, kurią aš valdau, čia nurodau. Kas galėtumėt sudalyvauti ne va šį artėjantį savaitgalį, bet dar kitą savaitgalį, nežinau, dar tikslinsiu šeštadienį arba sekmadienį, greičiausiai sekmadienį, suvažiuoti gyvai, vietą irgi pranešiu tiems atsiliepusiems, kurie parašys man mano valdomą elektroninį paštą, tiem aš nurodysiu konkrečias koordinatės, kur mes rinksimės ir kada tiksliai. Ir aptartumėm visus techninius aspektus sukūrimo, konkrečiai žurnalų, tų formatai ten, įrišimo būdai, rašymo būdai ir visa kita. Ir numatytumėm gairias, reiškia tai, net ne pareigybei, bet
suteikdami pasitikėjimą, reiktų pakalbėti apskritai apie tą raštvedybą, kas to metraštininko bus, kas bus jo pavaduotojas iš mūsų susirinkusių į tarpą. Tai kreipimasis toks gal būtų, jeigu galima pajudinti šitą reikalą per žiniasklaidos kanalus turinčius žmonės, čia konkrečiai kreipiuosi kad atsilieptų, nes aš kontaktų neturiu, kai kurių, kad atsilieptų, sakykime, ten Liuotvingis, koks turintis savo kanalą, kuris galėtų šiek tiek tą idėją paplėtoti ar netgi savo nuomonę kažkokią pasakyti dėl tą metraščią. Nu, ten Varlinas toksai irgi galėtų kažkokią savo nuomonę pareikšti ir savo kanale truputį sklaidos duoti dėl šito reikalo. Būčiau labai dėkingas. Galima būtų dar, sakykime, tokius mano požiūriu, kurie marginalizmą nestumia savo kanaluose, tai dėl tų nespardėtų žodžių ten suverenai ir neplakė jo su autonomai ir visa kita. Kazimierą Juraičių jo galėtų atsiliepti Kazimieras parašyti. Savo kanale irgi truputį paskleis žinią apie tą būsimą metraštį. Kad čia dar prisiminus Jonaitis Marius galbūt galėtų prisijungti per šito reikalą geranoriškai irgi, nežiūrint tai kokios jo ten politinės pažiūros. Donatas toks teismo vikingas. Užsiėmęs žmogus ir galbūt ir visai kitos pakraipos, kas liečia ten politiką ar teisingumą, bet vis tiek turintis sklaidos kanalą ir galbūt porą žodžių galėsintis tarti. Yra toks žmogus, kuris bendrauja, su daug ko bendrauja ir su tais, kurie marginalizuoja netgi tą reikalą, bet aš jį patys skaitau dar šiek tiek, kaip ir padoriu tokiu. Laurynas Ragelskis galėtų irgi atsiliepti ir per savo sklaidos kanalą, ką nors savo nuomonę pasakyti apie tą mintį apie vyrų ir moterų metraščių sukūrimą. Tai visus tos vyrus kvieščiau parašyti man, kaip sakau, atsiliepti į mano valdomą elektroninį paštą, parašyti per tą elektroninį paštą man ir galbūt atvykti į gyvą susitikimą, sudėlioti taškus ant tai, kur galėčiau konkrečiau paaiškinti, kas tai per daiktas, tas būsimas vyrų ir moterų metraštis, su kuo jis valgomas ir kam būtent jis reikalingas ir galbūt iš tų atvykusių vyrų, kad nors vis dėlto kažkokios dašustų viso šito reikalo svarba, kad jie sutiktų geranoriškai savo laisvą valią paplatinti šitą žinią, nes mano kanalą žiūrinčių yra ten 6000 ar kiek, pagal prenumeratorių skaičių žiūrinčių, skaičiuojate pagal prenumeratorių skaičių, galbūt neprenumeruojančių dar yra šiek tiek, prie geriausių norų, sakykime, tie, kas neprenumeruoja, įskaitant visokius uniforminius, kontorinius, apie 10 štukų žiūrovų, bet tai yra lašas jūroje. Tai kreipiuosi į tos vyrus, paminėtus anksčiau, gal galėtų irgi atvykti tą rengiamą būsimą gyvą susitikimą. Priminsiu, ne šį savaitgalį, bet kitą savaitgalį, spalio galbūt 7 ar 8 dienomis aš patikslinsiu, sakau, tiksliai susirašydamas jau konkrečiai tiesiogiai per mano valdomą elektroninį paštą, su tais, kas atsilieps. Tai toks reikaliukas būtų, kadangi, sakau, tebūnėtai koks nors pagalbos šauksmas iš mano pusės, ne šauksmas, prašymas toks, kukliai kol kas, čia nereikiu, neprivartauju nieko, neliepiu su šautuvu, nešokinėjai smilkinį įrėmęs vamzdį. Tiesiog atsiliepkit, blogiau nebus. Toks nedidelis priedukas prie to vaizdainio, kad kai kas neskiria informacijos nuo žinių. Kaip aš sakau, informacija yra informacija, o žinios yra žinios, tai yra du atskiri dalykai. Ir žinios tai yra ta informacija, kurią tu gali pritaikyti praktiškai, tai ją patikrini ir įsitikini, kad tai veikia. Tai kaip kažkur girdėjau mintį, čia pabandysiu suformuluoti savaip, kad tikros žinios, už kurias tu esi garantuotas, atsiranda praktikos pasiekmėje. Tai yra kaip pasiekmė praktiškai padarytų žingsnių. Kai tu jau patikrini informaciją, įsitikini, kad jūs veikia, daugkartinių būdų įsitikini, kad veikia, kaip mokslinį eksperimentą gauni rezultatą konkretų ir jis pasikartoja. Tai tada ta informacija po praktinių patikrinimų pasiekmėje tų visų veiksmų praktinių ir tampa žiniomis, kuriomis tu gali dalintis.
Tai savo kanale aš ir stengiuosi dalintis va tokiomis žiniomis, nu, ne vien tik informacija, bet žiniomis. Ir dėl to vyro ir moterų metraščio sukūrimo ir reikalingas praktinis veiksmas ar praktiniai veiksmai, kad mes įsitikintume, kad tai yra teisingos žinios, o ne vien tik tai informacija plaukianti kažkur eteryje.